Energetinė ataka. Ji yra nematoma, kaip ir energetinis gydymas, bet labai realus energijos smūgis į tavo lauką. Dažniausiai siunčiama yra per mintis, žodžius, emocijas ar net žvilgsnį. Ji tikrai neatrodo kaip filmų burtai, o poveikis būna labai aiškus. Nes tu pradedi jaustis jau kitaip, nei aplinkybės pasikeitė, nei dar kažkas, bet tu jauti, kad kažkas su tavimi nebe taip. Kaip atpažinti, kad patiri energetinę ataką? Staigus nuovargis po pokalbio su tam tikru žmogumi. Migrena, spaudimas galvoje, pykinimas ir gali visa tai būti be fizinės priežasties. Kada atsiranda nerimas, panika, tiesiog tamsios mintis, ypač naktį, kada prarandi motyvaciją, pasitikėjimą savimi, kada sapnuoji nemalonius, bet jau sunkiai paaiškinamus sapnus, kada atsiranda netikėti gedimai, technikos, telefonų, tiesiog namuose ima viskas lūžti, atsiranda pinigų nutekėjimas ir galiausiai po sėkmės staiga viskas yra ir sekasi blogai. Ir kas siunčia tokias atakas? Pažiūrėkit, kaip reaguoja į tai mano katinas. Jis siunčia taip pat signalus ir kada jis tokius siunčia, tai taip pat yra su tuo susiję. Nes jaučia apie tai, apie ką aš kalbu. Tai kas siunčia tokias atakas? Dažniausiai tą daro nesąmoningai arba sąmoningai tiesiog pavydūs draugai. Žmonės, kuriems galbūt pasakojai apie savo planus. Galbūt buvę partneriai, kurie nori, kad tau nesisektų. Ar net patys artimieji, kurie nesugeba džiaugtis tavo džiaugsmu. Ir kaip veikia tokia ataka? Tiesiog per pavydą, kada žmonių galvose sukasi klausimas, kodėl jam, jai sekasi. Per pyktį, tegul jam, jai niekas neišeina. Ar net per mintį, nekenčiu, kad jis arba ji šiai dienai švyti. Net jei neištariama tai garsiai, tai sklinda. Mintis žmogaus turi taip pat energiją ir ji pataiko ten, kur tuo metu esi labiausiai pažeidžiamas. Kaip apsisaugoti nuo tokių atakų? Taip, tai reguliarus energetinis valymas turėtų būti kaip dantis išsivalyti, nes tai išsivalymas ne tik dantukų, tai palies tavo sielą. Apsauga, tai gali taip įsivaizduoti, jeigu tu gebi, kad esi šviesos burbule ar tiesiog veidrodinėme skyde. Tyla, kada nustok kalbėti visiems apie savo planus ir dalinkis tik su tais, kurie iš tikro linki tau gero. Jausk, po kokio žmogaus pasibuvimo kartu, kaip ir kada tu jautiesi. Tai ir bus tavo ženklas. Ir tikrai nepamiršk šio energetinio kanalo, kuris stiprins tavo lauką ir padės tau, kad tokios atakos tiesiog tavęs nepaliestų. Bet tame tu turi išgirsti viską, kas buvo susakyta, atpažinti save turinyje
Ir tik tada, jeigu save atpažinai ir jauti, kad tau to reikia, būtent kalba apie tave, tai visada tavęs laukiu.